Aš specialusis agentas Kesselis vadovauju bendroms FTB ir Teisingumo departamento pajėgoms ieškančioms itin pavojingų ir žiaurių nusikaltėlių sudėtingiausiais, žiauriausiais ir baisiausiais atvejais, kai tradiciniai tyrimo metodai ir ekspertų pastangos nepakankamos. Tokiais atvejais medžiodami aršiausius, sunkiausiai sugaunamus psichopatus, mes griebėmės civilių asmenų turinčių ypatingų gebėjimų pagalbos. Catherine Dean buvo viena tokių. Celė 2. Dabar su mumis naujas žmogus. Agentas Skylarai, 4217. Kartuoju, 4217, girdit? Panašu į apleistą malūną. Aplinkui akmeninės sienos. Pylimas. Centre, kur važiuojam? Kur ta vieta? Vadė, ieškome apleisto malūno. Turi būti akmenys, mūras, didelis pastatas. Dairykitės. Patvirtinat? Jis važiuoja 217 link. Turėtų būti prie 25, prie gyvenamųjų rajonų. Matau. Paralyžius atsileidžia. Supratau, artėjam, kitas posūkis. Kur jie? Paskutinis jos prisiminimas, kad ji dėžėje, ji nieko nemato. Aš irgi nieko nematau. Lauk. Jo apyrankė. Ne. Galėčiau eiti jo sąmonę, pamatyčiau, ką jis mato dabar. Ne. Taip. Kur jį? Žinai, kas ten darosi? Man nieko nenutiks. Pasakyk man ką nors arba einam į vidų. Tikrai nebėjai, Maja? Tikrai. Gerai. Palauksim. Maja dirba.
Širdis ar protas? Amžinas klausimas. Žmogaus kūnas gali ištverti labai daug. Tačiau pašalink širdį ir smegenis ir ne kaži kas telieka. Neurologija. Čia tu, Maja? Ne. Jie žino, kad mes čia. Skylarai, eik. Pirmin, pirmin. Sakyk, ką matai, Bravo. Pasakyk, kad sučiupai tą suskį. Renkam daiktus ir nežinamės. Gerai. Jis pabėgo į negyvą. Puikus darbas, agente. Velniai griebtų, Maja, kodėl negaliu nupasakot, kaip jis atrodo? Nes negaliu. Negaliu. Kągi. Nieko nepadarysiu. Tu nekalta. Aišku, kad ne. Kita jau nužudyta mergina irgi bus ne tavo kaltė. Nesijaudink, mergaitė Maja. Mes dar susitiksime. Po metų. Ačiū. Victoria Austin, vietinė mergina. Tie patys pėdsakai kaip ir prie kūno praeitą mėnesį, ar ne? Taip, nuojauta man kužda, kad ir mirties priežastis bus ta pati. Seniai dirbu, bet niekad nemačiau nieko panašaus. Dieve. Tokie patys pėdsakai, tas pats amžius, toks pat kūno sudėjimas. Laikinai panašu, kad čia serijinis žudikas. Serijinis? Man būtų pirmasis. Los Andžele tokių dažnai pasitaiko, jų koroneriai net ir naudos atnešė. Regis, jis parašė kelias knygas. Gal ir aš galėčiau? Daktarė. Būk geras, patylėk. Spėju, kad suvažiuos federalai. Šerife? Universitete dingo mergina. Šerife? Tai tavo dukterėčia. Penelopė.
Kaip tai daroma? Man reikalingas koks nors daiktas, kuris mane sujungtų su jo protu. Kuo dažniau jis tą daiktą naudoja, tuo geriau. Tada pamatysite mano Bilį, pažvelgsite jo protą? Negaliu patekti jo sąmonę, tik tai į prisiminimus, bet tikėkime, kad tai mus nuves pas jį. Tiesiog negaliu jums atsidėkoti. Ar atsinešėte kokį nors jo daiktą? Taip. Štai mano mažylis Bilis. Bilis. Maja. Seniai nesimatėm. Ko nori, Keseli? Pagalbos. Aš FTB nebedirbu. Matau, turi svarbesnių darbų. Skylarai. Kodėl dabar? Juk čia gali būti kas tik nori. Tai ragas. Jis grįžo. Negaliu. Liaukis, Maja. Prieš metus mes vos jo nepagavome. Tik tavo dėka. Ne, dėl manęs mirė Sarah Miller. Aš to tipo gaudynėms atidaviau 3 savo gyvenimo metus. Viskas baigta, man gana. Dabar jis sugrįžo. Aš padėjau tašką. Matau, kad tašką buvo labai lengva. Tai jo naujoji auka. Taip. Maždaug prieš 24 valandas. Puikiai žinai, ką jis jai daro. Dabar. Kas nors? Gelbėkite. Maldauju. Maldauju. Padarysiu viską. Labai prašau. Niekam nesakysiu. Niekam nepasakysiu, kur esi. Nesakysiu nieko. Priversiu tave maldauti mirties. Iš pradžių tave nužudysiu. Dieve. Maldauju, tebūnė tai paskutinis kartas. Padėsiu tau gauti tiek moterų, kiek panorėsi, tik paleisk mane. Ne, maldauju. Ne, nedaryk to, aš noriu gyventi. Nužudyk mane greičiau. Aš noriu mirti. Pasakyk mano šeimai, kad aš juos myliu. Pasakyk šeimai, kodėl tu nori mane prileisti prie savo artimųjų. Visai nebegalvoji. Nedaryk to, maldauju, nereikia. Visos merginos turėjo ką pasakyti. Ką darai? Ką darai?
O dieve. Nežinau. Nesuprantu. Nėra kur slėptis, nėra kitų automobilių. Nepasislėpsiu už jų, nieko neradau. Mes čia viską iššukavom tankiamis šukomis. Jos vaikinas sakė, kad jie pasistatė automobilį čia, bet čia nieko nėra. Gal vaikinas melavo. Gal ir melavo, nežinau. Ką tik skambino mašinistas iš Jutos ir vakarinio geležinkelio. Jis matė 87-ųjų Acura Legend tamsiai mėlynos spalvos, kuri buvo sustojusi prie depo tą naktį, kai dingo Penelopė. Važiuojam. Radai ką nors? Taip. Žymės tokios pačios kaip 87-ųjų mėlynos Acura Legend. Gal jis sustojo ką nors pavežti? Abejoju. Apsidairyk. Gal ką nors rasi. Gerai. Matai, Maja? Iš padangų žymių jis net spalvą nustato. Tikriausiai ne tu vienintelis sugebės skaityti mintis. Mašinistas matė tokios spalvos automobilį tą naktį, kai jį buvo pagrobta. Jūs tikriausiai FTB? Teisingai. Panašu, kad jie sugebėjo nuvažiuoti. Tai kas? Vadinasi, ratai nekiauri, alyva nevarva, taigi niekas nesugedo, teisingai? Ir vėl, tai kas? Kodėl 18 metų mergina turėtų čia stoti vidury nakties? Gal ją sustabdė? O kas stabdo žmonės? Teisėtvarkos pareigūnai. Būtent. Mes visada žinojom, kad Ragas turi medicininės patirties, turint omeny, kaip jam gerai sekasi gaivinti numerėlius. Aš manau, kad jis faras. Jis pernelyg gerai išmano mūsų procedūras. Jis žino, ko mes ieškosim. Jis netgi palieka klaidinančių įkalčių, kad dar labiau mūsų painėtų. Man tai sako, kad jis iš teisėtvarkos. Labai gera teorija, agente. Būtent todėl aš įtarinėju visus vietinius pareigūnus. Na, o kasgi čia? Bato atspaudas. Forma visai kaip taviškių. Ir dydžio panašaus. Bet tu čia prieš tai nebuvai, todėl... O tu jau esi čia buvęs? Tiesiog nuostabus detektyvinis darbas. Taip, maždaug 11 dydžio kaubojiško bato atspaudas, veikiausiai Diko firmos. Veikiausiai vien čia valstijoje tokių koks 100 000. Ačiū už pastabumą. Panašu, kad galim sumažinti tarimųjų sąrašą iki maždaug pusės valstijos. Tikriausiai supranti, kodėl neskubu pasitikėti vietiniais pareigūnais, kurie maknoja po mano nusikaltimų vietą. Tavo? Tai mano dukterėčia. Jeigu tai Rago darbas, tai čia valdo federalai. Nenoriu tampyti kiaušų, šerife, bet nuo šiol prašyčiau likti už juostos. Būtinai. Rimtai sakau. Ateik, šnektelis. Aš irgi nenoriu tau rauti kiaušų, todėl paklausyk, kaip mes čia dirbame. Tau galbūt atrodo, kad mes esam bukufarų gauja, kurių vienintelis talentas spjaudytis tabaku. Aš dirbu 10 metų, man patinka dirbti be ceremonijų, tada nereikia painėtis, kas kam vadovauja. Ar tau aišku? Pagalvojau, kad mudu su tavim galėtume visai gražiai sutarti. Kaip tu manai? Taip. 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 Džiaugiuosi, kad su tarim gražiuoju. Šerifė Harisai? Labas. Tu skaitai mintis, ką? To moko FTB akademijoje? Ne, nemoko, pati išmokau. Ten jie kažką rado. Atsiprašau, Maja, čia Dankanas vienas iš mano žmonių. Labas, einam pažiūrėsim. Gal tai aukos marškinėlių skautė? Kas čia? Per trumpi, kad būtų Penelopės plaukai. Patikrinsiu DNR. Imk ir patikrink. Manau, kad Ragas pagaliau paslydo. Žiūrėk. Gal čia ką nors rasiu?
Jūs ten FTB dirbate su ekstrasensais? Jie ne šiaip ekstrasensija. Su ragu ją sieja ypatingas ryšys, ji buvo viena pirmųjų aukų, jis ją nužudė 6 kartus. Iš visų rago pagrobtų, ji vienintelė liko gyva. Tikrai? Kas toliau? Jis skaito mintis, nukreipia energiją, ką jis sugeba. Panašu, kad mirtis priverčia smegenis išskirti tam tikrus endorfinus, kas būdinga prieš pat mirtį. Taigi, po 6 numarinimų ir atgaivinimų Majos smegenys priplūdo tų endorfinų ir tai pažadino tą smegenų dalį, kuri normaliai miega. Puiku. Paėmė siaubingą traumą patyrusią moterį ir įtikinė, kad jie iškergė. Gražiai dirbat. Ne, ji pati pas mus atėjo. Žiūrėkit. Ji moka įtikinti. Tai neurotoksinas. Jis priverčia visus kūno raumenis išsijungti vienu metu. Oi, palauk, vos nepamiršau. Geriau tikėkis, kad šį kartą aš mirsiu. Kodėl? Nes jeigu ne, aš tave nudėsiu. Leisk patikrinsiu pulsą. Nebijokit, aš buvau greitosios pagalbos paramedikas. Kas nutiko? Pulsas geras, širdies ritmas normalus. Nežinau. Užplūdo prisiminimai. Nereikėjo jo nusimt Mają. Kodėl? Ką tas daiktas daro? Elektro tapatybės sargas ją apsaugo. Kitaip tariant, jeigu mirsiu jo mintise, tai mirsiu ir tikrame gyvenime. Tu tiki, kad jį gali skaityti mintis? Ne. Gal ir mirė 6 kart, bet man jos labai gaila. Tačiau netikiu, kad dėl to jį gavo ant gamtinių galių. Kaip tu pabėgai nuo rago? Jei galima paklausti. Kai jis mane atgaivino 6 kartą, mano pulsas buvo toks silpnas, kad jis pamanė, jog aš nebegyva. Numetė mane skersgatvyje. Vis geriau negu išpjauta širdis. Nedaug kas sugebėtų atsities po tokio dalyko. Žinai, būk malonus, eik ir palauk laukia, ką? Atsiprašau. Keselė, nesuprantu. Kodėl aš matau save? Tai prieštarauja logikai. Išėtų, kad tas... Dieve. Juk ta skiautė atplėšta nuo mano drabužių. Aš tai buvau apsirengusi, kai jis laikė mane. Maja, jis tave erzina. Tu pernelyg arti jo. Jis žinojo. Jis žinojo, vos tik tai vėl ėmėsi veiklos, kad aš pas jį ateisiu.
Jis žino, kad aš įlysiu jo protą, kad ieškosiu Penelopės. Ne, prisimeni, kas buvo praeitą kartą? Bet taip reikia, negalim gaišti. Klausyk, Maja, tai viskas, jau galas. Palauksim plauko DNR tyrimo. Skambinu iš laboratorijos, tuoj bus atsakymas. Gerai. Puiku. O jūs, mergiotės, palaukit. Pabūkit kartu. Pranešiu, ką sužinosime. Tai ką pieši? Nelabai ką. Kai mane apima transas, aš matau nusikaltimą, kuris vyko, dar kitokių smulkmenų. Netgi matau ragą, bet nematau jo veido. Puiku, puiku. Aš neapsimetelė, Harisai. Nesu išprotėjusi. Kągi? Tarkim, kad tu gali patekti į žmogaus sąmonę. Papasako, kaip tai vyksta. Parodyk savo žiedą. Žiedą? Taip. Taip. Imk. Tu nukritai. Sraigtasparnis. Taip. Afganistane. Mūsų kobra pašovė. Tai slapta informacija. Aš galiu išgelbėti tau, doktorėčia Harisai. Gerai. Šitas tiks. Veikia. Šiandien pakalbėsime apie elektrą. Prašau, nebereikia. Daugiau nebe. Žinai, kad visas kūnas veikia elektros impulsų dėka. Kai gerai pagalvoji, tiesiog nuostabu. Jei širdis nustoja plakusi, paprasčiausiai elektros iškrova gali priversti ją plakti vėl. Maldauju, aš nebegaliu. Bet jei tokią pačią iškrovą paleisi į plakančią širdį, tada širdis sustos. Maldauju. Gali paskaudėti. Maldauju. Liaukis. Labai prašau. Žinai ką? Nieko nedarysiu. Atleisk. Atsiprašau. Tikrai taip nereikia. Tikrai nieko nebus. Nurimk. Nurimk. Gerai? Apgavau.
Kaip tu? Matei jo veidą? Nieko. Ar Harisas tebėra? Kas nutiko? Tai jo plaukas, jo DNR. Jis tas ragas. Ką? Pasiduok, Harisai. Kas čia dabar? Duok ginklą. Tikrai to nori? Važiuojam ten, kur buvo sustabdyta Penelopė. Tai per ilgai trunka. Man reikia grįžti į jo atmintį. Ei. Ne, man kažkaip keista, tau ne? Purve aiškiai matyt pėdsakai. Aplinkui sausa. O jis sustabdo automobilį purve. Manai, kad ji čia nebuvo sustojusi? Ragas norėjo, kad rastume palaidinę skiautę ir plaukus. Taigi jis tyčia paliko pėdsakų. Penelopė buvo jau be sąmonės. Taip. Skylaras klydo. Penelopė čia nesustojo, Ragas sustojo. O kas ten dabar? Ei, važiuojam. Greičiau. Panelė, jūs su manim kalbėsitės. Na, nekalbėsitės, bet jūs man duosit DNR ar dar ko nors. Ir tai mus nuves pas Ragą. Tada pasirašysiu sutartį dėl knygos. Gal net vaidybinis filmas bus sukurtas. Bent jau televizijos. O po to...
pas Oprah. Daktare, ką pagalais išdarinėjai? Velnias. Harisai, tavęs ieško pusė policijos. Žinai, kad FTB visiems aiškina, kad tu esi ragas? Tu tiki? Labas. Labas. Daktare, man reikia žvilgtelėti į antrą auką. Kaip gerai, kad jį dar čia. Taip, FTB privertė mane paskubom atlikti dar vieną autopsiją. Šitą ne kaip ta pirmoji. Nei DNR, nei piršto spaudų nieko. Jei palyginsim ją su kitomis rago merginomis iš kitų miestų, ji būtų 23-oji auka. Klausyk, Harisai, žinau, mes nepažįstami, bet per tave galiu turėti daug bėdos. Man tai reikia kelių minučių. Harisai, mums reikia eiti. Pala truputį. Tas tipas pakvaišęs dėl sterilmo, tiesa? Taip. Tai reiškia, kad jisai iš Virkštų gatvėje nerankioja. Jis juos perka. Bet farmacijos kompanijos parduoda tik tai licencijuotiems medikams, ligoninėms, klinikoms. Taigi atskiras žmogus perkantis daug švirkštų iš karto išsiskirtų. Tokios vietos registruoja, kas kiek perka. Harisai, daktare, padaryk paslaugą. Harisai, paklausyk. Ne, palauk. Patikrink farmacijos įmonės ir sužinok, kas pardavė didelį švirkštų kiekį ne ligoninėje ar klinikai. Klausyk. Dar patikrink, kas pirko dirbtinės kraujotakos aparatą. Harisai, girdi? Labai greitai atlikė. Bandžiau jums pasakyti. Greičiau. Gal turi smulkių? Matei ką nors? Nieko. Velniop. Einam. Einam, žinau, kur jie mūsų niekada neras. Pirmin. Kokia čia vieta? Mes vadinam ją slėptuve. Prabūsim čia, kol jie liausis ieškoja. Ar tau darbuotojai apie šią vietą nežino? Aš savo vaikinams ne viską papasakojau. Gerai. Gal reiktų pradėti? Palauk. Nedaryk to. O ko dar mes galime imtis? Nežinau, bet man tai neatrodo saugu. Keselis man pasakojo, kaip ragas ištrūko praeitą kartą. Atleisk, bet nenorėčiau, kad tu jį įspėtum. Dieve. Nesusivaldžiau. Paklydau jo mintyse. Įsijaučiau ir taip atidaviau jam visą savo galią. Laikas būtų tą galią atsiimti. Priversk ragą nesitvardyti. Ragas niekad nepraranda savitvardos. Ar tu nebijai tamsos? Kai žmonės išgirsta, kad kelias dienas pratūnojo dėžėje, tai pirmas dalykas, kurio jie paklausė. Sakau, kad ne, aš bijau šviesos. Kol būdavo tamsu, man negrėsė pavojus. Kai pamatydavau šviesą, tai reiškia, kad grįždavo jis. Ir kad vėl atėjo laikas mirti. Net neprisimenu, kaip atrodė mano gyvenimas iki to. Mano prisiminimai nublanko, jie kaip netikri.
O aš daugiau nieko neturėjau. Žinai, aš buvau menininkė. Tikrai? Taip. Po pagrobimo aš nebenupiešiau nieko. Sėdžiu valandas ir bandau nupiešti jo veidą. Man nepavyksta. Negaliu. Jis pavogė mano gyvenimą. Mes atsiimsim tavo gyvenimą. Mes jį atgausim. Gelbėkite! Sakiau to nedaryti. Labas, Maja. Policijos automobilyje valgyti negalima. Kas nutiko? Nieko. Visai nieko. Kvailystė. Sakau, kad nieko neįvyko. Klausyk, o jeigu tas psichopatas pastebės tavo buvimą? Buvau jo prisiminimuose. Smarkiai rizikuoji. Tiek to. Ką matai? Teisingai sakai, jis ją pagrobė stovėjimo aikštelėje. Aišku, važiuojam ten. Atsiprašau, seniai nebuvau užsukęs, tiesiog tiek daug darbo. Bet šį kartą turėsim užtektinai laiko, galėsi ištarti paskutinius žodžius. Pati nustepsi, kaip ilgai užtrunka išleisti visą kraują. Man visuomet taip. Norėjau pasakyti, niekaip neatsistebiu. Bet perspėjo, kad kai kurios merginos po šito jau nebeatsigavo. Aš talentingas, bet nesu dievas, bent jau kol kas. Juokauju.
boring. Oi, nuobodu. Papasakok, kas buvo Penelopės automobilyje. Normalus studentės automobilis. Kuprinė, kažkokie užrašai, dėklas, popieriai, rožė. Rožė. Taip. Ar jį rožę nešėsi eidama per studentų miestelį? Ne, jį jau gulėjo mašinoje. Taip. Harisai? Taip. Paieškojau švirkštų. Ką radai? Neradau nieko, kas būtų užsakęs kraujo apytakos aparatą, bet radau 3 asmenis užsakiusius didelį švirkštų kiekį. Gregas Richardas, Davidas Berkovicas ir Arnoldas Thompsonas. Pakartok antrą pavardę? Davidas Berkovicas. Tai tikroji Semo sūnaus pavardė. Koks jo adresas? 403 Forthamo gatvė. Gerai, ačiū. Klausyk, daugiau į jo galvą nelysk. Negalėsi jo nudėti, jei tu ten būsi. Neleisiu, kad žūtų dar viena mergina. Išgelbėsim Penelopę. Harisai, jei nusitaikysi, tikiuosi, kad šausi. Negaliu taip. Aš jau buvau mirusi. Žinau, kad buvai. Pažadėk. Gerai, pažadu. Šausiu. Žiūrėk. Taip. Atsiduoda chloroformų. Tikriausiai taip jie apsvaigino. Galiu per tai patekti į protą. Ne, nedaryk to. Jeigu jis tave pajus. Taip. FTV klauso. Ar galėtumėt sujungti su agentu Skylaru? Kur važiuoji? Nuvešiu į laboratoriją, tegul ištiria, pažiūrėsim, ką pasakys. Mes žinom, ką tai mums pasakys. Bet juk turiu kažką daryti teisingai? Tau negalima grįžti, jie tavęs lauks. Išdykėlės. Abi jūs. Žinau, kad jis ją nužudys. Negaliu to leisti.
Ji mano dukterėčia, ji mano šeima. Leisk man grįžti į jos smegenis. Praėjo 40 valandų. Ji jau mirė 6 kartus. Tai paskutinė galimybė ją išgelbėti. Aš tavęs neišleidžiu. Neleisiu jai mirt. Daugiau nebe. Pažadu. Skauda? Bet kas tas skausmas? Tik žinia, kurią tavo nervų galūnėlis siunčia smegenims. Šitaip. Matai, ką aš dabar darau? Tiesiogiai pasiunčiu elektros impulsą į tavo nervų sistemą. Leisk suteikti tau nenusakomą, neįtikėtiną skausmą be menkiausio fizinio kontakto. Argi nenuostabu? Jei ir toliau sukčiau rankinėlę, sukelčiau tokį skausmą, kad tavo smegenys lieptų kūnų išsijungti. Atsiskirtų dvasia, taip sakant. Man tai atrodo tiesiog... Pala. Tuoj. Na? Pagalvok apie tai. Truputį. Nori rašyti. Rėk. Išsirėk. Kiek tik tai gali. Žviek, garsiau, nagi. Nebūsiu pirmoji, nagi, rėk. Rėk. Gerai jau. Velniop. Šviesa išsijungė. Gelbėkit. Matai, ką padarai? Dieve. Labai atsiprašau. Einu patikrinti, kas nutiko su elektra. Atsitokėjai? Taip. Ką matai? Tarsi didelė sena gamykla su dideliu baseinu atrodo. Tarsi stovėtų daug metų. Gali būti sena chemijos gamykla miesto pakrašty, prie geležinkelio. Palauk, dar vienas dalykas. Nežinau, ar tai svarbu. Žinai, kad aš bijau šviesos. Ragas bijo tamsos. Na štai. Velniop, Skylaras. Klausyk, važiuok į seną chemijos gamyklą ir lauk manęs ten, aš pasivysiu. O tu? Nesijaudink dėl manęs, išsisuksiu. Rankas, Harisai. Kur Maja? Išvažiavo iš Kodrago. DNR tvirtina, kad tu esi ragas. Baig. Tuos plaukus tyčia numetė. Gerai, bet eisi su manim. Įspūdinga. Klausyk, Maja buvo jo galvoje, jie žino, kur jis. Jis senoji chemijos gamykla prie geležinkelio, jį dabar ten važiuoja, šią akimirką.
Apsisuk rankas ant galvos. Sudėk rankas. Baig, Skylarai. Jei dėl manęs klysti, ji ten viena pati. Ji mirs. Penelopė mirs. Ir tai kris ant tavo sąžinės. Finčiai, baig, juk tai idiotizmas. Patikėk manim. Žinai, kad tikiu, bet dabar federalai viską permėlė, liepė važiuoti visiems. Finčiai, paleisk mane, tai juokinga. Negaliu, vadė. Jei ir galėčiau, nuovadoje nebeliko nieko. Tau tektų bėgti iki gaisrinės ir paimti greitosios automobilį. Būk malonus, ištuštink kišenes. Ką pasakai? Ištuštink kišenes, ne prieš tai. Kad tau tektų skolintis greitosios automobilį. Atsiprašau, nenorėjau išgąsdinti. Keselis mane atsiuntė, kad patikrinčiau. Tikriausiai ne pati saugiausia vieta vaikščioti vienai. Kur jį galėtų būti? Visi pastatai atrodo tokie vienodi. Taip, mes ją rasime. Tu pasidėk čia ir palauk, Harisas jau važiuoja. Ne, mums reikia rasti. Jis žino, kad buvau jo mintise. Patikėk manim, pasidėk mašinoje. Palauk šiltai. Harisas tikrai tuoj atvažiuos. Aš einu apsidairyti, gerai? Bet vos nepamiršau, Harisas prašė perduoti. Palikai nuovadai. Tuoj grįšiu. Manai, kad žinai, kas žudikas? Pasirengęs prisipažinti? Jokingas, Skylarai, bet aš neragas. Bet dėl vieno dalyko neklydai. Jis faras. Policininkas su mediko išsilavinimu. Buvęs greitosios pagalbos paramedikas. Nešiojantis medicininę apyrankę, kad yra alergiškas penicilinui. Kurios spintelė yra šalia maniškės, kuriam nesunku buvo rasti kelis nukritusius plaukus. Dabar jis kaip tyčia sumoje, kai mes čia kalbamės. Varykit greitai abu. Imkis sraigtasparnį. Prisijungsiu su ginkluotu būriu. Ką? Ne. Ne.
Prisimeni mane? Kokia čia vieta? Čia? Mano žaidimo aikštelė. Mano. Čia mano pasaulis. Čia aš jas laikau. Taip, visas tas, kurių tu negalėjai išgelbėti. O dabar kaip prisimeni mane? Kaip? 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 Kas kaip? Kaip neleidau manęs atpažinti? Kaip viską sudėliojau, kaip išsaugojau savo mergaitišką figūrą ir gražią išvaizdą? Atsakymas tas pats, valandos pasiruošimo. Kelkis. Klausyk, prieš eidami sutariam. Žinai, atlieku savo darbą. Nebesipykstam. Tada tvarka. Pasilik čia. Vis tiek tavim nepasitikiu. Suskis. Laikas atskleisti didžiąją paslaptį. Nori sužinot mano paslaptį? Žinojimas pusė darbo. Kadangi numirti antroji pusė, tai gal mums jos ir užteks. Viskas priklauso nuo to, kieno valdžia. Šviesa, tamsa, kolektyvinė pasąmonė. Jungas tai žinojo, Freudas manė, kad žinau. Aš tai išgyvenu. Aš to kvėpuoju, aš to maitinuosi. Dabar, kai tu čia, aš su tuo susiliesiu. Taigi, kai išmečiau tavo kūną, prisipažįstu, truputį paskubėjau. Prasidėjo visokios nesąmonės. Mane apniko mintys, prisiminimai. Tikrai buvo ne mano. Jie nepriklausė man. Turiu pasakyti, kad laikyti tave čia, savo galvoj, mane truputį erzino. Klaikiai mane gazdino. Teko pastudijuoti, padirbėti. Neurologija. Parapsichologija. Paleoneurologija. Ilgai negaišdamas supratau, kaip veikia tavo menkutis talentas. Kai kitą kartą pabandėjai čia įsigauti, kai dar FTB nebuvo tau davusi to apsauginio daikčiuko, aš jau buvau pasirengęs tave sutikti. Čia, kai nutrūksta sinapsių sandūros, kraujas nukreipiamas į nedidelę smegenų dalį. Kad ir kaip stengtumeis, tu tiesiog negali prisiminti, kaip aš atrodau. You simply cannot remember Negali. what I look like. Penelope? Nežinau kaip tu, bet aš laukiu, nesulaukiu, kada galėsiu pradėti. Tu viską suruošei. Juk turėjai žinoti, kad aš grįšiu tavęs. Kodėl aš tokia ypatinga? Labai geras klausimas. Na, pirma, tu vienintelė, kurią aš galiu šitaip turėti. Antra,
Vienintelis dalykas, smagesnis už moters kūno kankinimą, yra moters proto kankinimas. Tormenting a woman's mind. Miss? Panelė? Miss, where are you? Panelė, kur jūs? Argi negaila? Negi nesigaili? Negi tu velniškai netraukšti, kad būtum galėjusi prisiminti? Negi nenorėjai išsaugoti bent kažkokią valdžios regimybę? Tu. Tik tu kalta dėl tiek bereikalingų mirčių. Negi tu nesigaili? Argi tau negaila? Negaila? Joms gaila. Prisimeni? 5. gimtadienis. Miela mergytė. Nebėr. Mokyklos išleistuvės. Magiškos akimirkos. Nebėr. Oi, žiūrėk, menininkė darbuojasi. Nebėr, mieloji, nieko nebėr. Ne. Ar mums linksma? Dabar tavo atsiminimai tapo mano. Aš juos naikinsiu tol, kol tau beliks tik prisiminimai apie laiką praleistą su manim. Kol tau nieko nebeliks išskyrus mane. Prisimeni? Čia buvo tavo vienintelis prisiminimas. Daugiau tau nepaliksiu nieko. Ne, tu to nepadarysi. Jau padariau. Tavo prisiminimai dabar mano. Nebijok. Tavo paskutiniai žodžiai manęs nedomina. Puikiai žinai, ką jis jai daro. Nužudyk mane. Maldauju, nužudyk mane. Tavo protas stipresnis už jo. Priversk jį netekti savitvardos. Viskas priklauso nuo tavęs. Vadovauji tu. Priversk jį pasiduoti. Atsiimk valdžią, priversk jį prarasti valdžią, jis bijo tamsos. Kągi, laikas ištart amžinai klausimą. Ta patį, kurį pateikiu visoms savo merginoms. Širdis ar protas? Velniop! Dabar tu nematai mano veido. Kur tu? Kas nutiko?
Nagi, Duncanai, neprisimeni? Juk viskas priklauso nuo to, kieno rankose valdžia. Dabar valdau aš. Jung šviesą, man reikia šviesos. Tu kaltas, kad man patinka tamsa. Atsiprašau, pareigūnė, kad palikau tamsoje. Labas, šerifė. Kaip gerai, kad pasirodė, nes jau žadėjai eiti tikrinti, kodėl pradingo šviesa. Matai, be šviesos aš negaliu dirbti. Žmogus negali gyventi be šviesos. Taigi, viskas aišku. Tu manęs nenušausi. Viskas, ko tu ieškai, yra štai čia. Gal tarsi paskutinį žodį? Kalė! Nepanikuok, linksmybės tik prasidėjo. Negalima taip, tai mano darbas. Manai, kad žinai viską? Tu nežinai nieko. Penelope, tu gyva? Kaip tu? Laikykis. Čia aš Harisas. Radau Penelopę. Eikš, tuoj tave išvesiu. Sėsk čia ir lauk. Mano žmogus tuoj atvažiuos. Man reikia įvytis. Mėgaukis tamsa. Ne.
Paleisk ją, Duncanai. Gerai, šerifė. Ramiai, šerifė, tik tai ramiai. Dabar bus taip. Apsisuksi ir nueisi, nes kitaip perėšiu ją gerklę nuo ausies iki ausies. Papjausiu ir numesiu. Viskas baigsis čia ir dabar. Teisingai. Dėl to tu neklysti. Teisingai, šerifė. Viskas tikrai baigėsi čia. Dabar apsisuk ir eik. Apsisuk. Aha. Apsisuk. 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 Gerai. Šaunuolis. Šaunuolis. Harisai. Pažadėjai. Taip. Pažadėjau. Prieš tau mirštant įteiksiu dovaną. Nežudyk manęs. Nenoriu mirti. Leisk man gyventi. Čia mano mergaitės. Jau nebe. Aš jas pasiimu. Ir atsiimu tą gyvenimą, kurį iš manęs pavogėjai. Kai mirsi, tu irgi mirsi. Aš jau buvau mirusi. Sveikas atvykęs į tamsą. Maja, tu sveika? Atsipeikėk, nagi. Maja. Sakyk ką nors. Maja, nagi. Atsipeikėk. Tu sveika? Atgavai savo gyvenimą. Ačiū. Tekstą vertė Agnė Lankaitytė, skaitė Tomas Ališauskas, garso režisierius Germanas Solovjovas, įgarsinta LNK televizija.
Won't last long, kids. You get one more. Yeah, if it'll run, let's try it. If it goes, it goes. If it doesn't, it doesn't. I'm gonna be having sunglasses now, and I didn't before. Back it up, line it up to the jump. Cut!
Mm.